Buvo 2026 m. gegužės rytas, tolimiausiame Filipinų šiaurės taške. Smėlio kopose atsiveriančiose į jūrą kariai atsargiai pastatė karinį sunkvežimą, nukreiptą į horizontą. Daug kalbų nebuvo. Kiekvienas žinojo, kas netrukus įvyks. Buvo paleistos 2 raketos. Smėlis pakilo į orą. Triukšmas sudrebino orą. Ir po 6 minučių laivui buvusiam už 75 km viduryje jūros buvo pataikyta. Jums škendu. Kitoje to paties jūros pusėje Kinija stebėjo. Ir jai nepatiko tai, ką ji matė. Atsakydama, Kinijos vyriausybė į regioną pasiuntė visą laivyną. Eskadriniai minininkai, fregatos, šnipinėjimo laivai, pakrančių apsauga. Visa tai tam, kad stebėtų, kas vyksta ten, Filipinuose. Tačiau už šių šūvių slypi istorija, kurią Kinija labai gerai žino. Ir tai paaiškina, kodėl Kinijos vyriausybė šiandien yra labiau susirūpinusi, nei buvo per dešimtmečius. Norint suprasti, kodėl tas šūvis buvo toks svarbus, reikia žinoti vieną dalyką apie Japoniją. Ryšiai su Jungtinėmis valstijomis išlieka stiprūs. Po Antrojo pasaulinio karo Japonija patyrė žeminantį pralaimėjimą. Miestai buvo sugriauti. Visa šalis buvo griuvėsiuose ir pasaulis labai aiškiai pareikalavo vieno dalyko mainais už taiką. Niekada daugiau. Japonija niekada daugiau nenaudos savo karinių pajėgų puolamiesiems veiksmams už savo teritorijos ribų. Niekada daugiau nenaudos ginklų kitose šalyse. Šis pažadas buvo įrašytas pačioje Japonijos konstitucijoje, svarbiausiame šalies dokumente. Tai buvo tarsi akmenyje iškalta įstatymo nuostata, kuri sakė: Japonija egzistuoja tam, kad gintųsi, niekada, kad pultų. Ir 80 metų Japonija laikėsi šio įsipareigojimo. Tačiau tą dieną Filipinų kopose šis pažadas baigėsi. Kad suprastumėte, kokio tai masto, pagalvokite taip. Įsivaizduokite šalį, kuri dešimtmečių žadėjo visam pasauliui, kad niekada daugiau nenaudos savo karinių pajėgų už savo ribų. Ir staiga, be jokio įspėjimo, išsiųstų karius ir raketas į kaimyninę šalies teritoriją. Visas pasaulis sustotų ir atkreiptų dėmesį. Būtent tai ir įvyko čia, tik kitoje planetos pusėje. Paleistosios raketos vadinamos Type 88. JAS gamina Mitsubishi Heavy Industries, viena didžiausių Japonijos įmonių. Kiekviena iš jų turi sprogstamąją galvutę, galinčią sunaikinti visą karo laivą. Ir iki tos dienos jie niekada nebuvo paleisti už Japonijos teritorijos ribų. Tačiau yra 2 šio paleidimo detalės, kurios labai patraukė dėmesį. Pirmasis susijęs su nuskandintu laivu. Jis vadinosi BRP Quezon ir turėjo gana įdomią istoriją. Šį laivą 1944 metais pastatė Jungtinės valstijos. Per Antrąjį pasaulinį karą, būtent kovai su Japonija. Jis plaukiojo jūromis ir atliko savo darbą. Ir po kelių dešimtmečių jis atiteko Filipinų kariniam jūrų laivynui. Ir tada, praėjus 80 metų nuo jo pastatymo kovai su japonais, jis buvo jų nuskandintas. Šį kartą kaip sąjungininkų. Antra detalė yra dar iškalbingesnė. Type 88 yra senas raketinis kompleksas, naudojamas daugiau nei 35 metus. Japonija turi daug modernesnių ir galingesnių raketų nei ši, laikomų savo šalyje. Tačiau Filipinuose nusprendė panaudoti seniausią. Daugeliu analitikų tai buvo apgalvota demonstracija. Pakankamai didelis, kad būtų vertinamas rimtai, bet pakankamai suvaldytas, kad pernelyg neeskaluotų. Tai buvo tarsi prasisekti švarką ir parodyti ginklo dėklą, neištraukiant ginklo. Bet vis dėlto, kodėl Filipinai? Iš visų pasaulio vietų, kodėl būtent ten Japonija pasirinko daryti tai, ko nedarė nuo Antrojo pasaulinio karo? Pagalvok apie tai akimirką. Jei būtum Japonija ir norėtum pasiųsti žinutę Kinijai, nepaskelbdamas karo, kur tai padarytų? Kokia būtų pati strategiškiausia vieta?
Norėdamas suprasti atsakymą, turi pažvelgti į žemėlapį. Įsivaizduokite natūralią tvorą vandenyno viduryje. Ji prasideda Japonijoje, ten viršuje, nusileidžia per Taivanį, pačiame viduryje ir baigėsi Filipinuose, apačioje. Kinija yra šios tvoros vidinėje pusėje. Ir pagrindinis išėjimas į pietus į atvirą vandenyną. Į tikrąjį ramųjį vandenyną. Jis eina pro siaurus vartus tarp Filipinų ir Taivanio. Per šiuos vartus Kinijos kariniai laivai turi praplaukti, kad patektų į atvirą vandenyną. Per juos Kinija gali veikti bet kurioje pasaulio vietoje. Be jų Kinija lieka apribota savo pačios jūroje. Kaip boksininkas įspraustas į ringo kampą. Su jėga, bet be vietos judėti. Dabar pagalvokite taip. Jei norėtumėte užblokuoti kažkam išėjimą iš siauro koridoriaus, kur stovėtumėte? Prie durų. Ir būtent prie to koridoriaus durų Japonija, Jungtinės valstijos ir Filipinai užėmė pozicijas per tas pratybas. Šiaurės Filipinai, iš kur buvo paleistos raketos, yra tiesiai prieš šiuos vartus. Iš ten paleista raketa gali pasiekti bet kurį laivą, bandantį praplaukti tarp Filipinų ir Taivano. Paprastai tariant, bet kuris laivas bandantis kirsti šį kelią karo atveju susidurs su rimta problema. Ir Japonija nebuvo viena. Toje pačioje pratyboje Jungtinės valstijos paleido Tomahawk raketą, kuri pataikė į taikinį daugiau nei už 600 km. Filipinai taip pat buvo dislokavę savo raketas. Ir visi trys šalys pirmą kartą kartu sukūrė ginkluotės tinklą, galintį apimti visą šį koridorių nuo pradžios iki galo. Tai buvo 17 000 karių iš 7 skirtingų šalių. Jungtinės valstijos, Filipinai, Japonija, Australija, Kanada, Prancūzija ir Naujoji Zelandija. Didžiausios karinės pratybos Filipinų istorijoje. Ir Kinijos vyriausybė puikiai suprato, ką tai reiškia. Jei šis koridorius būtų uždarytas konflikto atveju, Kinija netektų prieimo prie Ramiojo vandenyno. Jos karo laivai liktų įstrigę. Jos prekyba tampa pažeidžiama. Jos gebėjimas veikti bet kurioje pasaulio vietoje tampa ribotas. Tai nėra vien tik karinis klausimas. Tai išgyvenimo klausimas. O Japonija iki šio taško priėjo neatsitiktinai. Bet ar manote, kad šalis, kuri pažadėjo daugiau niekada nesiginkluoti, gali taip greitai pasiekti tokį lygį? Žinoma, kad ne. Šis pokytis vyksta jau daugelį metų, tyliai. Ir skaičiai pasakoja šią istoriją geriau nei bet kokia kalba. Dešimtmečius Japonijoje egzistavo beveik šventa taisyklė – niekada neišleisti daugiau nei 1% šalies sukuriamos produkcijos gynybai ir ginkluotei. Tai buvo būdas parodyti pasaulį, kad šalis yra įsipareigojusi taikai. Tačiau pastaruosius 13 metų Japonija kasmet didino savo karinį biudžetą. Be išimties. 2026 metais šios išlaidos pasiekė $70 milijardų. Didžiausia šalies istorijoje. Kad įsivaizduotumėte, tai pakankamai pinigų, kad būtų galima išlaikyti visą metinį biudžetą kelių mažesnių šalių. Ir planas toliau didinti. O už šio pokyčio slypi 2 vardai, kuriuos turite žinoti. Pirmasis yra Shinjiras Koizumis, Japonijos gynybos ministras. Būtent jis asmeniškai lankėsi tose kopose Filipinuose, stebėjo šūvį iš arti kartu su Filipinų gynybos ministru. Jis yra garsaus buvusio šalies ministro pirmininko sūnus. Jis atstovauja japonų politikų kartai, kuri užaugo taikoje, tačiau tiki, kad tik karinė galia gali užtikrinti šios taikos išlikimą. Antrasis vardas yra Sanae Takaichi, Japonijos ministrė pirmininkė. Praėjusių metų lapkritį ji pasakė tai, ko niekas nesitikėjo išgirsti iš Japonijos lyderės. Ji pasakė, kad Japonija galėtų įsikišti kariniu būdu, jei Kinija užpultų Taivaną. Toks pareiškimas, pasakytas galingiausio žmogaus Japonijoje, prieš 10 metų būtų buvęs neįsivaizduojamas. Pasaulis akimirkai nutilo. Kinija sureagavo įtūžusi, tačiau Takaichi neatsitraukė. Šiandien Japonija atvirai laikosi šios pozicijos. Tačiau kyla klausimas, kuris išlieka ore, kai visą tai matai vykstant. Klausimas, kurio niekas neužduoda oficialiuose pranešimuose, spaudos konferencijose, ministrų kalbose. Filipinuose yra nedidelė sala, vadinama Idbajatu. Ji yra kiek daugiau nei 150 km nuo Taivano.
Jos gyventojai yra žvejai. Jie gyvena paprastai, toli nuo didžiųjų miestų, toli nuo generolų ir ministrų diskusijų. Tačiau per šias karinės pratybas ta pati sala buvo naudojama kaip amerikiečių raketų dislokavimo taškas. Žvejų sala per naktį tapo karinio tinklo nukreipto į Kiniją dalimi. Gyventojai žino, kad tikro konflikto atveju jie atsidurtų ugnies linijoje. Ne todėl, kad jie to norėjo, ne todėl, kad pasirinko, o todėl, kad geografija tiesiog nulėmė, kad jie tam atsidūrė. Ir galbūt būtent tai šis visas vaizdo įrašas iš tikrųjų nori pasakyti. Tai ne tik Itbahato žvejai. Tai bet kuris paprastas žmogus, bet kurioje pasaulio vietoje, kuris vieną dieną pabunda ir supranta, kad pasaulis aplinkui pasikeitė be jokio įspėjimo, kad generolų ir ministrų pirmininkų priimti sprendimai kambariuose, į kuriuos dauguma mūsų niekada neįžengs, tiesiogiai paveikia žmonių, kurie neturėjo su tuo nieko bendro, gyvenimus. Šūvis Filipinuose 2026 m. gegužę nebuvo tik ginkluotės bandymas, tai buvo žinutė. Japonija, kuri tylėjo 80 metų, pasirinko šį momentą parodyti pasauliui, ypač Kinijos vyriausybei, kad yra pasirengusi veikti. Kad pokario pažadas baigėsi. Kad pasauliui pažįstama pacifistinė Japonija pamažu yra keičiama kažkuo kitu. Ūkinis, jis suprato žinutę. Per ateinančias dienas po pratybų vyriausybės atstovai spaudai kreipėsi į žiniasklaidą, kalbėdami apie atgimstantį Japonijos militarizmą, apie grėsmę taikai regione. Jie vartojo griežtus žodžius. Maksimalaus pavojaus retorika. Tačiau už žodžių slypėjo kur kas konkretesnis dalykas. Suvokimas, kad žiedas aplinkinėje vis labiau užsidaro. Vienos karinės pratybos po kitų. Pasaulio tvarka, kuri egzistavo nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, keičiasi. Ne iš karto. Nepaskelbus karo. Bet pamažu, su karinėmis pratybomis, didėjančiais biudžetais ir raketomis paleistomis į smėlio kopas Filipinuose vieną gegužės rytą, Japonija niekam nepaskelbė karo, bet pasiuntė žinutę, kurią suprato bet kuris pasaulio generolas. Ir kartais gerai perduota žinutė yra vertingesnė už bet kokį pareiškimą. Klausimas, į kurį niekas dar negali atsakyti, yra toks, kiek toli tai nueis. Ir kai dauguma žmonių supras šios permainos mastą, jau bus per vėlu ją atidžiai stebėti. O kaip manai tu? Ar Japonija teisingai elgėsi persiginkluodama, o galbūt tai kelia didesnį pavojų reakšinui? Palikite savo nuomonę komentaruose. Noriu sužinoti, ką manote. Jei šis vaizdo įrašas jums padėjo geriau suprasti, kas vyksta pasaulyje, pasidalykite juo su žmogumi, kuris taip pat nori sužinoti. Ir jei dar neužsiprenumeravote kanalo, dabar yra pats laikas. Mes ir toliau atidžiai stebėsime viską. Iki kito karto.